gal jau sausio 15 diena. Lauke -4 laipsniai. Šią žiemą iki to laiko nebuvo daugiau -18. Čia vynmedžiai Solaris, baltos vynuogių rūšis. Jos atlaiko šalčius iki -25. Tad vynmedis miega, galima laisvai genėti ir paruošti ateinantiems šalčiam, nes artimiausi šalčiai turėtų būti sausio pabaigoje, vasario pradžioj, kad apsaugoti pumpurus, nenušaltų pumpurai. Kamienas nenušals tikrai, nes jau kamienas pakankamai storas. Didelis vynmedžiui šitam 5 metai, jau bus 6 metai. Šiek tiek pakeisiu šio formavimą, nes tankinu sodinimą, dasodinau dar keletą vynmedžių ir dėl tos priežasties keisiu vynmedžio formavimą. Tad vynmedžio formavimas paliksiu ateity vienpėtį kartoną, šiemet dar paliksiu naujas šviežias šakas. Visa esmė genėjimo yra ta, kad turim nugenėti visas senas šakas, paliekant tik tai naujas perspektyvias šakas su pumpurais, naujiems ūgliams formuotis. Vadinasi, šita dalis susiformavusi yra mums nebereikalinga. Mes ją tiesiog paimam paprastai ir nukirpam, pašalindami viską, kas buvo ant pielų. Taip, palikdami jauną šviežią šaką. Palikdami jauną šviežią šaką, kurią formuosim kiek, mes čia paskaičiuokim, turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 pumpurų. Turim mes 15 pumpurų, vadinasi, pavasarį, jeigu nenušals visi pumpurai per likusią žiemos dalį, išdygs 15 ūglių. Turim suformavę vieną, mes ant tos pačios šakos iš kitos pusės lygiai taip pat formuojam naują ūglį. Naujas ūglys mes paliksim turbūt, žiūrėti reikia mažiausiai pažįsti šaką stambesnę. Tai mes šitą dalį nukirpam. Vynmedžio genėjimo metu sakoma, kad realybėj nupjaunama apie pagrindinio žieminio genėjimo metu apie 90% medienos nuo vynmedžio nugenė. Čia jau mūsų svetimas kitas vynmedis. Kągi, mes čia paliekam šaką, greičiausiai mes šitą šaką ir paliksime tolimesniam formavimui. Iš šito šakos paliekam porą daigų tiesioginiam dygimui. Porą pumpurų, atsiprašau. Va, turime suformuotą dvipėtį ūglį. Ką mes čia turim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16. Ant šito galim palikti šiek tiek mažiau. Paliekam 14. Ir ką mes padarom?